Po antrojo rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą turo socialdemokratai turi daugiausia – 38 mandatus. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Algirdas Butkevičius dėkoja visiems rinkėjams už palaikymą ir išreikštą pasitikėjimą. Dėkuoju Lietuvos žmonėms, kurie atėjo rinkimus ir balsavo už socialdemokratų partiją tiek pirmajame ture, tiek antrajame ture. Ir tikrai didžiulis jiems ačiū, kurie atidavė balsus už mūsų partijos bičiulius. Ir garantuoju, kad mes tikrai atstovausim tos žmonės, visos Lietuvos žmonės ir tikimės, kad teks mums galimybė formuoti valdančią daugumą ir vyriausybę ir artimiausiu metu tikimės patvirtinti vyriausybės programoje, kurioje būtų numatyti įgyvendinti mūsų pažadai, kurie buvo duoti rinkėjams. Taip pat, naudodamas progą, noriu padėkoti savo partijos bičiuliams, kurie labai aktyviai irgi ruošiasi tiems Seimo rinkimams ir aišku tiems savo bičiuliams, kurie laimėjo ir vienmandatėse apygardose ir tie, kurie liko gal toliau sąraše, bet manau, kad jie yra patenkinti savo nuveiktų darbų. Ačiū visiems Lietuvos žmonėms ir tikimės, kad jų lūkesčiai bus įgyvendinti.